Pati dažnai pagalvoju, kokios čia akimirkos mano darbe maloniausios. Turbūt kiekvienas etapas teikia savotišką mažytę laimę. Man štai visada įdomu kartoną piešti. Ypač didelį, būsimo gobeleno dydžio. Komponuoji, ieškai ritmo. Arba siūlus dažyti. Atrodytų, tai nėra labai malonus užsiėmimas. Namuose ant dujinės viryklės. Bet vis tiek traukia. Savotiškai raganauji. To įdedi, ano, sugadini, pataisai ir vėl iš naujo gadini. Visko trūksta. Puodų, dažų, o ir nežinai iki galo gerai ar negerai padaryta. O pats sunkiausias momentas. Kada baigiant didelį darbą, lieka koks 10-20 cm. Juos saudi atrodo ilgiau nei patį didžiausią kilimą. Pabaiga taip arti, o nepaskubinsi, nepasižiūrėsi. Būna ir taip iššaudi ir dar turi laukti, kol kas ateis, padės nuimti. Pasako dar, rytoj, šiandien negaliu. O pačiai tiesiog neįmanoma laukti rytdienos. Kiekvieną kartą baigusi kurį nors gobeleną, daug akių šviesos ir jėgų pareikalavusi darbą, prisiekinėju sau daugiau neausti. Bet tai trunka neilgai.